Labas visiems, čia Indrė Kiršaitė ir Nara tinklalaidė. Artėjant vasario 24-ąjį, plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą metinėms, susitikau su 3 bičiuliais žurnalistais – Deniu Vėju, Ieva Balsiūnaite ir Benu Gerdžiūnu. Visi jie pastaruosius 4 metus nuolat važiuoja į Ukrainą ir apie karą kalba Lietuvai. Benas yra LRT LT portalo žurnalistas. Ieva – LRT radijo užsienio naujienų redaktorė. Denis – kolega, fotožurnalistas iš Nara. Įtemptame geopolitinėme fone, kuomet nežinomybės daug daugiau nei žinojimo, pasikalbėjome apie dabartinę karo Ukrainoje būseną, jų patirtį ir žurnalistiką. Gero klausymo. Susitikom antradienį, likus mažiau nei savaitei iki invazijos Ukrainoje metinėms. Manau, kad dabar gana įtemptas fonas yra šiuo metu, kalbant grynai geopolitiškai. Pati jaučiu nemažai nerimo šiomis dienomis, pasikeitus Jungtinių valstijų prezidentui ir prasidėjus deryboms, susitikimams. Kaip jūs jaučiatės šiuo metu, stebėdami, kas vyksta Ukrainoje? Ar turite vilties, kad tai gali kažkaip keistis teigiamą linkme? Nežinau, aš gal tiesiog visą rytą galvoju, kad kaip simboliškai yra tai, kad mes sėdim čia, visi susėdę ratu ir lygiai taip pat už daugybės kilometrų Saudo Arabijoje, Rijade šiuo metu vyksta susitikimas, apie kurį mes turbūt nei vienas negalėjom pagalvoti, nežinau, dar prieš mėnesį ar prieš metus, gal ir galėjom pagalvoti, bet turbūt negalvojom, kad tai bus tik Jungtinių valstijų ir Rusijos susitikimas, kai prie vieno stalo, ką tik žiūrėjau nuotraukas, tiesiog sėdi Lavrovas, ar ne, žmogus, nežinau, žmogus, kurį sunkiai būtume įsivaizdavę taip greitai sėdinti tiesiog su Jungtinių valstijų atstovais ten. Tai ir mes kalbamės dabar, kai jie tik susitinka, pokalbiai tik prasideda ir įdomu, kai ši tinklalaidė bus, ar ne, paviešinta, kokiame taške mes būsim ir gal mes net kitokiame taške, gal net būsim, nežinau, šiandien popiet. Tai aš tik kažkaip galvoju apie tai, koks išties įdomus ir keistas yra šitas konkretus momentas, kuriame mes susitinkam ir kur mes kalbamės ir kas vyksta Rijade šiuo metu. Ir kiek daug nežinomybės. Taip, tai man atrodo visi plaukiojam joje ir jau kurį laiką. Tai gal šitą savaitę labai akseleravo viską. Labai taip greitai. Deni? Aš tai kažkaip jaučiu, kad tą visą nerimą aš tarsi išgyvenau, man atrodo, dar iki visų šitų įvykių, dar prieš Trumpui ateinant, užimant prezidento postą. Tarsi man per visą jo kampaniją atrodė, kad Trumpas yra blogiausia, kas gali atsitikti Ukrainai. Ir kai tai atsitiko, mane tai tarsi nubloškė, aš tą priemu tiesiog kaip faktą, kuris įvyko. Įvyko karas, jisai įvyko, kažkas su juo reikia daryti, kažkaip reaguoti, kažkaip su to gyventi. Tai kažkaip taip pat ir su Trumpu. Aš negaliu sakyti, kad aš kažkaip stebiuosi tom, kas vyksta, kad esu kažkaip šokiruotas. Man atrodo, tą didžiąją dalį šoko aš tiesiog išgyvenau jau prieš tai ir nežinau, dabar tiesiog stebiu, žiūriu, kur tai vyks. Gal net kažkaip bandau surasti savo vietą tame. Jo, bet tiesiog stebiu, man atrodo. Nežinau, kiek iš tiesų, sakyti, Trumpas, žinai, kad blogiausias, kas galėjo atsitikti Ukrainai, atsimenu, dar praeitų metų pabaigoje nemažai su žmonėms šnekėjau Kijeve tam pačiam ir sako, žinai, su Bidenu anksčiau vėliau pralošėm. Su šito gal bus skaudžiau, bet greičiau. Tai irgi klausimas, žinai, kai dabar iškėlė informacijos, kiek ten iš tiesų to trypčiojimo buvo, ko davė, ko nedavė, pirmyn, atgal, trauk nesąmonės, tos visos, žinai. Tai nesakau, kad Trumpas geriau, bet įdomu iš tiesų, žinai, paralelinė timelinas, koks būtų buvo su demokratais, arčiau Bideno, žinai, ir taip toliau. Man iš tiesų, ir va čia klausai, Indrė, kaip jaučiamės, ne? Aš tai pabūsiu dūmeris šitam pokalbį. Nuo pat pradžios 22 metų netikėjau, kad išlipsim šitos peklos sausi. Ir dar šią savaitę ar praeitą rašiau tekstą, kad, nežinau, ko ir baiminasi diplomatai, kai žinau, kad gali grįžti 97 sienų ultimatumas.
Čia priminsiu, kur prieš pat plataus masto invaziją Rusija paskelbė, kad NATO turi atitraukti pajėgas, realiai iki Vokietijos, sakykime, ar ne, taip visiškai suskaldo tą kolektyvinės gynybos architektūrą, ne. Ir man sakė, tu nejuokauk, kas čia realiai svarstytų. O ką dabar jau girdėjom vakar, buvo tų nepatvirtintų, žodžiu, tos informacijos, kad, JAV pareigūnai svarsto tiesiog tyliai, be jokių ultimatumų susitart, kad patraukia pajėgas ar iš Baltijos šalių, ar iš viso regiono. Ir ką tai reiškia mums. Tai ateinant keli metai, o gal ir greičiau čia, manau, gali būti labai įdomu. Norėčiau gal biškai papildyti savo atsakymą ir atsakyti gal bendrai, kad nėra taip, kad Bidenas arba Trumpas yra geriau Ukrainos atžvilgiu, bet apskritai žiūrint į Trumpą, tai man atrodo, čia yra blogai viskam. Taip. Tiesiog ir mums jį prognozuoti kažkaip, tai galvoti, tai bet čia yra tas, į kur man net mintim nesinori lysti, nes jisai yra tiesiog neprognozuojamas, ką jisai sako, priimti jo žodžius kaip kažkokius pažadus ar dar kažką, bent jau aš tai tikrai negaliu, nes tas per greitai per daug keičiasi. Ir tas ir palieka tokioje tiesiog, man atrodo, stebėjimo būsenai. Jo, tai ir ne Kellogg's buvo žodžiai, kad atsiprašau, bet aš esu realistas, realizmo mokyklos atstovas, o tai yra blogiausias žinios mums ir ką matom iš Trumpo, sėdi dvi dėdės ir jie susitarė kažką. Tai yra čia 38 Münchenas, dabar 24 Münchenas, vaibas tas pats. Aš tai dar irgi šiek tiek, jeigu galiu tiesiog papildyti, ką matau, tiek pati mąstau, tiek matau Ukrainoje ar draugai, bičiuliai, kurie dalyjasi tuo tokiu neteisybės tarsi jausmu, kad kaip buvo tas principas ar ne, deklaruotas ilgą laiką, kad jokių sprendimų dėl Ukrainos negali būti be Ukrainos ir mes matom realiai priešingą scenarijų, bent jau kol kas, mes Ukrainos prie tų, kad ir pirminių dėrybų stalo mes nematom Europos ir toks atrodo yra tas toks neteisybės jausmas, kad juk pasaulis taip neveikia, juk jis turėtų veikti šiek tiek kitaip ir atrodo galvoje, ką tiesiog stebiu savo aplinkoje, kad ne vienam taip atrodo verčiasi aukštyn kojom tai, kas yra gera, kas yra bloga, kas yra teisinga, kas neteisinga, sena, nauja, tai jo, kažkaip dar tas toks tarsi neteisybės jausmas, kuris neturėtų stebinti ir tada tu kvestionuoji, tai nežinau, kokiuose naratyvuose mes gyvenom lig šiol ir kuo mes iš tikro norėjom tikėti. Susitikau su jumis dėl to, kad jūs esat vieni pagrindinių žurnalistų, kurie važiuoja į Ukrainą pastaruosius metus, Benai, tu važiuoji jau 10 metų ir norisi kažkaip pajusti pulsą iš jūsų kartu ir žinoti daugiau apie jūsų darbą, bet kartu mes kaip žurnalistai esame tarpininkai, tai šia prasme kartu ir ukrainiečių išgirsti pulsą. Man įdomu, kaip kito jūsų požiūris į tai, kas vyksta Ukrainoje, dar nevažiavus ten ir jau atvažiavus. Ieva, gal nuo tavęs norėčiau pradėti. Tu dirbi užsienio naujienų redaktorė ir naujienos iš Ukrainos visą laiką tave pasiekdavo ir tu apie tai kalbi. Galiausiai pati nuvažiavai ten ir pamatys savo akimis tai, kas vyksta, kaip tai keičia. Nežinau, iš tikrųjų, kažkodėl, kaip pagalvoju, dalykas, kuris mane labiausiai nustebino, tai kaip pirmą kartą iš vis nuvažiavau Ukrainą, kad kokia tai yra nenuspėjama šalis ir kaip tu nieko ten negali planuoti. Ta prasme, tikrai, aš esu dirbus daugybėje pasaulio šalių, skirtingose žemynuose ir Ukraina tikrai mane pradžioj pribloškė, kad tiesiog, nežinau, visi žmonės gali pradingti, bet tada lygiai taip pat jie gali atsirasti iš niekur. Ir ta tokia kažkokia magija, kuri, man atrodo, tik Ukrainoje vyksta. Toks kažkoks visiškas chaosas, kuriame vis tiek galų gale kažkaip viskas įsisprendžia. Tai aš atsimenu, kai aš nuvažiavau pirmą kartą ir mes ir su Benu tada kalbėjom, kai sakė, Jeva, žinok, visada čia taip Ukrainoje yra, tu čia tiesiog turi priimti tai, nes... Atvažiavo Jeva prisiplanavus dalyką, sakau, tu palauk dar biškį. Taip, ir man buvo kažkaip sunku pradžioje tą priimti ir dabar, kai jau vis tiek ir plataus masto karo praėjo 3 metai, tai dabar jau, kažkaip visai kitaip priimi ir galbūt labiau pažįsti ir pats labiau prisitaikai prie tos šalies taisyklių. Pagrindinis skirtumas ir yra turbūt, kai tu... Viena sėdėti čia Vilniuje ir pranešti
tam tikras naujienas, gal remiantis ten užsienio naujienų agentūrom ar žurnalistais, kurie dirba Ukrainoje ir tada visai kas kita yra tiesiog akis į akį šnekėti su tai žmonėm, nesvarbu, kas jie bebūtų, ar tai būtų kariai, ar tai būtų medikai, ar tai būtų mokytojai, daug labai skirtingų akimirkų ir man atrodo tiesiog tas pats buvimas su vietiniais žmonėm, ta galimybė išgirsti jų balsą ir galimybė padaryti taip, kad Lietuvos auditorija galėtų jų balsą išgirsti, tai man atrodo, kad čia ir yra pats svarbiausias dalykas, kurį mes darom ir kodėl mes tam važiuojam. Ir ar tu važiuoji į frontą, ar tu važiuoji į kitus Ukrainos miestus, tai tas tiesiog pasiekto žmonės ir kalbėti su jais iš pirmų lūpų ir leisti kitiem tai išgirsti. Benai, jau minėjau, kad tu 10 metų važiuoji ir iš esmės visą tą kismą matai ir savo akimis, daug laiko praleidai pafrontės zonose, iš kitur rinkai naujienas, rinkai medžiagą, kalbėjai su žmonėmis. Kaip tu matai, kokia dabar yra Ukrainoje būklė, stadija, būsena turbūt? Mes su parodomis, kai keliavome, kalbėjome apie lūžio būseną, tai tą kalbėjome apie invazijos, būtent tą laikotarpį. Kokia dabar yra ta karo stadija? 2014-2015 viską, ką žinau, tai buvo, iš tiesų iki pat 22 metų, viską, ką žinau, buvo Kijevas ir Donbasas. Tai aš įsivaizdavau, čia tas pats įsivaizduoju, kad važiuoju į Lietuvą, pabūni Vilniui ir nuvažiuoju į, nežinau, Kapčiamiestį, Biržus, Visaginą, kažkur toli regioninį kažkokį miestą ar ne panašiai. Ir tai formuoja visą tavo įvaizdį apie tą šalį. Tai aš tik, ir galiausiai man dažnai žmonės kartoja tą frazę, ne kartą tuo metu buvau išgirdęs, tas rusiškas posakis, tu kaip iš kitos planetos, nežinojai kaip ten, nežinau, viskas, kaip Ieva minėjo, chaotiška. Traukiniai, tik visi, kiekvienas žino, kažkaip kitur pro jį reikia lipti, kažkaip kitaip įsės bilietą, nusipirkai, atsiėmei, bet tada vėl turi, žodžiu, ten tų taisyklių milijonas ir visi pagal kažkokias nerašytas veikia, tai buvo chaotiška, aš nesuprasdavau, kaip ta šalis veikdavo. Ir kol daėjo iki 22 metų ir tikrai aš nebesijaučiau kaip toks ateivis, ne tik dėl to, kad daugiau ten buvau, bet ta šalis tapo kitokia. Jinai tapo panašesnė į, sakykime, eilinę europietišką šalį, ar, sakykime, tas pačios rytų Europos šalį. Ir, nežinau, miestai kaip Mariupolis, Krematorskas, Slavenskas, jie tapo labai tokie, gyvi, juose buvo galima gyventi. Aš galėjau save įsivaizduoti, pavyzdžiui, gyvenant į Mariupolį 22 metais. Buvo labai gražus miestas. Dar dabar jį tikrai daug sapnuoju ir atsimenu. Ir kas sekė po to, aišku, po šitas plataus masto karas ir paminėsiu savo bičiulio kolego Slavo Ratinskio žodžius, kur sako, žinai, 23 metais pagaliau po viso vargo po sovietinio tapo okei gyventi Ukrainai. Viskas kaip ir ėjosi gerai, žinai. Ir kas dabar tikrai mačiau tą liūdėsi, man liūdna buvo spalį 24 metų, aš mėnesį vėl paskutinį kartą buvau, rytoj vėl išvažiuoju, bet paskutinį kartą buvau Ukrainai, tada mėnesį praleidau spalį praeitų metų. Ir man vėl vaibas buvo maždaug atgal į 2015-2014 metus, vėl vargas, vėl žmonės pikti, pavargę ir tas, sakykime, progresas, ta 10 metų, ta tokios pažangos, kurią mačiau ant savo akių, atrodo vėl grįžo į tą kažkokį ankstesnį tašką. Aš nenoriu hiperbolizuoti, nežinau, ar tai tikrai viskas taip blogai, aš kalbu labai iš asmeninės pusės, man tiesiog gaila, liūdesėlis toksai buvo. Ir to, kas jeigu, kas būtų, aš manau, ir patys ukrainiečiai apie tai kalba, žinoma. Deni, kadangi prie tavo publikacijų ir pati nemažai dirbau redaguodama ir kartu stebėjau visą procesą, kaip tu prie jų dirbi ir man tai, ką užsiminė Ieva, atrodo apie tą chaosą šiek tiek ir apie viską, kaip randi tas istorijas ir kaip galiausiai iki jų atkeliauji, tu daugiausia dėmesio skiri civilių žmonių gyvenimui apskritai karo sąlygomis. Aišku, kalbėjusi, paskutinė publikacija buvo apie dronistus, apie karius, bet tavo fokusas yra į civilių žmonių gyvenimą. Man įdomu, kaip tu matai, apie ką svarbu iš esmės šiuo metu kalbėti Ukrainoje ir kaip apie tai kalbėti. Mes matome visi, kad iš esmės naujienos iš Ukrainos, jie susilaukia mažiau dėmesio šiuo metu. Aš pati matau ir Naro skaitomumą, vienų publikacijų, kitų publikacijų ir matau, kad nors ir labai daug įdedam dėmesio, laiko ir iš esmės ir rizikos didelės, jūs važiuojate į tikrai pavojingas zonas, bet visgi galiausiai jos mažiau pasiekia žmonių nei anksčiau. Atrodo natūralu, nuovargį galime justi ir iš Ukrainos, iš ukrainiečių, nuovargį galim justi Lietuvoje. Kaip kalbėti apie Ukrainą šiuo metu, kaip tu matai? Kaip kalbėti? Geras klausimas, turbūt pats bandau savo jį atsakyti.
pats ieškau ir įdomesnių temų, neįdomesnių, naujesnių temų, naujesnių kampų, naujesnių kažkaip tai prieimų prie to. Bet klausimas tarsi ir lieka atviras. Vat yra pareigos jausmas apie tai kalbėti. Nes netgi jeigu mažėja tas susidomėjimas Ukraina, vis tiek reikia apie tai šnekėti. Tas, nežinau, čia netgi daugiau ne vien momento reikalas, ne vien situacijos reikalas, apskritai tokie procesai, jie turi būti uždokumentuoti, turi būti apie tai papasakota. Bet ir labai svarbu ieškoti, bet man yra svarbu ieškoti žmogiškų temų kare, tarsi man pačiam tai tarsi kažkiek subalansuoja galbūt netgi tos visus karo žiaurumus. Ieškant žmogiškumo, ieškant karo temose kūrybingumo. Va dabar istorija, prie kurios dirbu, jinai yra labai apie kūrybingumą. Jinai yra apie vieną architektą iš Charkivo. Ir tarsi joje, su juo bendraudamas, aš atradau tą, ko senai ieškojau istorijose, kaip per kūrybingumą žmogus išgyvena karą. Ir tokios istorijos, man atrodo, jos yra be galo svarbios, nes iš esmės, ypač kai mažėja skaitomumas istorijų apie Ukrainą, tai ir norisi pasakoti ir kalbėti apie tos dalykus, apie kuriuos kalbama mažiau. Tai prasme, netgi jeigu paimti visus newsfeedus, nežinau, aišku, ne visus, bet apskritai antraštės, jos yra šiuo metu, ką aš matau, tai daugiausiai jos netgi ne apie karo veiksmus, ne apie pačią Ukrainą, bet labiau apie Trumpą tą patį, apie pokalbius su Putinu, apie tai, ką pasakė Zelenskis. Visas dialogas tarsi pereina į tokią naratyvas, netgi ne dialogas, visas Ukrainos karo naratyvas stipriai pereina tarsi į tą politinę plotmę. Bet nuo ko mes šiandien ir pradėjom? Nuo to mes šiandien ir pradėjom, nes tas yra, nes netgi čia tai buvo pats pirmas klausimas, kas dabar vyksta, koks yra fonas, jis yra dabar politinis. O tai, kas vyksta netgi karo lauke, tai nėra politika, tai yra žmonės, kurie rizikuoja savo gyvybę, tai yra tie patys, taip vadinami mėsos šturmai iš Rusijos pusės, tai tas nesikeičia, tas dar aštrėja, dabar visi kovoja dėl kozirio ant diplomatinio stalo ir iš esmės tai, kas vyksta šaly, netgi viskas tampa tarsi taip gan sausa, visi jau priema, kad tas karas vyksta, visi pavargo, visi nori jį kažkaip užbaigti. Netgi Europos politikų žodžiuose aš jaučiu tokį kažkokį anxiety, kad jau gal, ta prasme, tarsi toks noras, kad greičiau tas pasibaigtų, jau niekas nelabai jau, nežinau, tie visi, ką ir sakė, nekalbėsim apie Ukrainą be Ukrainos, tas jau nebeatrodo visiems tas svarbu, visi tarsi jau nori tą užbaigti, visi labai pavargę skaitytojai, pavargę politikai, pavargę, nežinau, kariai pavargę, žmonės pavargę, tas pats mobilizacijos įstatymas labai gadina nuotaikas ukrainiečiams, irgi labai skaudo visą visuomenę. Jo, ir jeigu aš tame ir matau savo vietą kaip žurnalistai, man tiesiog norisi tą tęsti ir toliau ieškoti tų žmogiškų istorijų ir žmogiškumo išsireiškimų tam konflikte. Ieva, kokią tu savo vietą matai važiuodama į Ukrainą? Tai aš atsakyčiau turbūt panašiai kaip Denis, nes mano istorijos, su kuriom aš dirbu, aš jose irgi ieškau žmogaus, ieškau bendrystės, kurią tu gali atpažinti, kurią tu gali pajausti. Aš kažkaip bandau tiesiog, nežinau, galvoti apie žmogų viso to, kas vyksta centre, kad ir ką bedaryčiau. Ir aš atsimenu vieną eilutę, kurią, nežinau, ar visiškai tiksliai persakysiu, bet Maksimo Krivcovo, būtent poeto žuvusio Ukrainoje, jo eilutė viena buvo, kad jei manęs paklaus, kas yra karas, aš atsakysiu vardai. Galvojant apie visus tos žmonės, kurie šiuo metu kovoja, ir kai aš sakau kovoja, aš kalbu ne tik apie frontą, kalbu apie daugybę skirtingų žmonių, kurie atiduoda kiek gali visko tam, kad padėtų savo šaliai. Ir man apskritai su Ukraina toks labai keistas santykis bendrai yra, kai tu galvoji tiek apie mūsų žurnalistus, tiek bendrai apie Lietuvą, pavyzdžiui, kad ką mums reiškia šitas karas Ukrainai. Tai tikrai nėra, nežinau, dar vienas konfliktas, dar vienas karas vykstantis kažkur tarsi toli nuo mūsų. Man atrodo, aš
negyvenau dar tiek, kiek gyveno mano tėvai ar seneliai. Tai yra tas toks pirmas turbūt karas, kurį aš taip visa siela labai išgyvenu stipriai. Kai sakau išgyvenu, tai neturiu omeny, kad aš ten verkiu kiekvieną dieną. Ne, aš turiu omeny, kad šį karą mes lietuviai labai stipriai išjaučiam. Mums jis yra savas, mums jis yra labai arti. Ir tada dažnai netgi galvojant apie žurnalistinį darbą, kai mes nuolat kalbam, pavyzdžiui, ten nežinau, apie ten objektyvumą ar dar kažką, mes juk visa šalis, visa Lietuva stovim kartu su Ukraina visame šitame kare. Ir toks labai, man atrodo, įdomu, kad kaip tavo tas žurnalistinis darbas, jis persipina su tuo, kad tu esi lietuvis ir tai, ką tau reiškia visas šitas karas, kad man atrodo, ką mes irgi ne vienas žurnalistas kartojo plataus masto karo pradžioj, kad realiai mūsų žodžiai, mūsų istorijos, mūsų darbas, kad čia va yra mūsų savotiškas ginklas, ar ne, šiame kare. Kalbėti su ukrainiečiais, pasakoti visas tas istorijas, nes aš atsimenu, kai prasidėjo plataus masto karas, labai įdomu būt tam lauke žmonių, kurie didžioji dalis dirba tam tikrą prasme kūrybinį darbą, ar jie dirbtų ten, nežinau, meno kažkokiose sferose, ar žurnalistikos, kur visi ieškojo, ką padaryti, kaip prisidėti, ką padaryti, kokią istoriją papasakot, kokį ten, nežinau, filmą sukurti, kad tas toks labai, man atrodo, mūsų visų darbas tam tikrą prasme yra ir labai kolektyvinis. Kalbant apie karą Ukrainoje ir kaip mes apie jį kalbam, ko mes ten ieškom, ką mes jaučiam visame tame. Tai čia šiek tiek nukrypau su savo mintimis, bet sugrįžtant prie to pradinio, tai tiesiog ieškojimas žmogaus visame šitame chaose, visuose politiniuose naratyvuose ir dažnai juk, tavo klausimas ar neužduotas, kaip kalbėti, kad žmonės skaitytų. Gal, kad pasiektum žmonės visgi, kad išlaikytume tai aktualią temą. Bet žinai, mes tikrai nesame iš tų, kurie, nežinau, kurtume kažkokius klikbeitus ir kažkokias intrigas, istorijas. Mes nesam tie. Visi mes. Tai vienintelis būdas mum yra ieškoti žmogaus. Ir tu galbūt kartais, nežinau, tu juk tikrai nesimsi ten tam tikrą prasme kažkokių niekšybių, ar ne, kad to žmonės pasiektum. Mes su Deniu nemažai esame apie tai kalbėję ir kad iš esmės tą, ką reikia, tai visada pasieks. Ir tam, kam rūpi, tai visada pasieks. Ir jo, matyt, kad reikia kartais ir pertraukos, ir tokio vis tiek suprantam ir psichologinę kainą, iš esmės ir naujienų matome ir tyrimus, kaip veikia žmonės, neigiamos naujienos, iš kitos pusės, gyvenimas ne tik kažkaip šviesus ir gražus. Ieva, tu važiuodama pastaruosius 4 metus, iš esmės skiri dėmesį temoms, kurios, bent jau mano matymu, viešo erdvėje susilaukia mažiau dėmesio. Ir iš esmės mes, manau, kad karą nemaža dalį matom iš vyriškosios perspektyvos, bet aišku, ir suprantam dėl to, kad daugiausia vyrų ir kariauja, ir daugiausia žuvusių yra vyrų, ir natūralu, bet kartu kare dalyvauja visi Ukrainos piliečiai, tarp jų ir moterys, tarp jų ir vaikai, apie ką nemažai Denis yra kalbėjęs savo publikacijose. Koks tavo yra fokusas Ukrainoje ir kokiom matai temom reikia daugiau dėmesio ir galvoju apie tavo temą, žinai, apie seksualinę prievartą, apie moteris kare, apie kitas tavo publikacijas. Jo, man atrodo, čia apskritai, žinai, tas klausimas pokalbiui, kaip mes matom karą ir kas yra karas. Aš bent jau savo galvoje kažkaip niekada neskirstau taip labai griežtai, kad tarkim, nežinau, karas yra frontas, o visa kita nėra karas. Aš kažkaip, nežinau, matau tai kaip tokį labai tokį sudėtinį, visuotiną dalyką, kuris apima labai daug skirtingų sluoksnių ir skirtingų žmonių ir, nežinau, man karas vienas tokių gal labai gerai atsimenu vieną akimirką, kuri tokia, atrodo mažytė, bet man ji tokia keista ir aš kažkaip vis ją prisimenu, kai čia buvo 22 metų žiema, gruodis, buvo pradėję rusai vykdyti atakas prieš Ukrainos infrastruktūrą ir tada buvo visiškai blackoutai. Ta prasme, buvo visiškai tamsu
Ir žmonės dar nebuvo taip prisitaikę, išmokę gyventi su ta tamsa, žinai, su tuo šalčiu. Ir aš atsimenu, tuo metu buvau Chmelnytske pas savo bičiulės ir tikrai didžiulės pagalbininkės Ukrainoje Evgenijos šeimą. Buvau pas jos tėvus, daugiabutį. Mes sėdim, žiauriai šalta ir nėra elektros, žiauriai tamsu. Ir tada sako, gerai, tai vakarieniausim, valgysim sraigės iš Karpatų. Ir mes tada sėdim toj šaltoj virtuviai, tamsoj, prie žvakių, geriam vyną ir valgom tas sraigės iš Karpatų, supranti. Ir mes jas valgom ne todėl, kad mes čia kažkokią labai prabangę vakarienę turim, o tiesiog neveikia šaldytuvas ir tos sraigės toj suges ir reikia valgyti. Ir mes sėdim ir aš taip galvoju, wow, kokia nesąmonė čia yra, bet kiek mes daug išgyvenam toje akimirkoje. Ir aš kažkaip labai nešiojos tą vakarienę su jos tėvais dar iki šios dienos. Tai kalbant apie temas, aš nesakau, kad reikia apie sraigės kalbėti. Ir be sraigės liktais buvo ten iš brolio fermos ar kažkas tokio. Ten pažįstama buvo. Jo, pažįstama. Bet turiu omeny, kad šita maža akimirka, jinai irgi yra karas. Tiesiog jis yra visiškai vienos šeimos toks labai mažas elementas. Ir man atrodo, kad karas gali susidėti iš tiek daug skirtingų dalykų. Tu paminėjai, moteris būtent kariuomeniai, tai mes su Sigita Vegyte darėm radio dokumentiką šitą temą. Tikrai, atsimenu, labai palėtė ir mane, susipažinus su veteranėm, su tom mano amžiaus merginom, moterim, kurios jau 10-metį kovojo, bet kovojo visiškose šešėliuose, žinai, iki kol jiems buvo atvertos kovinės pozicijos. Tai irgi yra karas. Bet turbūt, nežinau, labiausiai mane palėtęs darbas iš visų tų, kuriuos dariau per šitą laiką, tai buvo radio dokumentika skirta Kostei, kariui, kuris žuvo. Ir man kažkaip, nežinau, ta dokumentika, aš po to apskritai galvojau, kad, nežinau, norėčiau daugiau tokių darbų daryti, kurie atrodo tarsi įprasmina visą šitą beprasmybę, žinai. Man tai kažkaip labai atrodė, nežinau, kažkaip labai svarbu ir aš žinau, kad ta dokumentika tikrai ir palėtė daug žmonių ir tas, man atrodo, ta dokumentika ir buvo toks kažkoks nusigręžimas nuo visų tų skaičių, nuo visų tų statistikų, kurios nieko neturi, neturi veido, balso, nieko neturi ta statistika ir tavo radio dokumentika apie žuvusį karį, jinai ir buvo tas veidas, visoje toj statistikoje parodantis visą tą tragizmą, tą kainą, kurią moka Ukraina ir, žinai, kai Kostė tarsi tapo to simboliu visos tos kartos jaunų ukrainiečių. Ir mane kažkaip atsimenu labai paveikė šitą dokumentiką ir tai irgi yra karas, žinai. Ir toks tiek skirtingų tų veidų, tiek skirtingų būdų kalbėti. Nežinau, net atrodo, nėra, žinai, tokio konkretaus taško, kuriame užbaigti šitą mintį. Bet aš tiesiog galvoju apie tas visas skirtingas temas, apie visas tas mažas akimirkas ir didelius gyvenimus, kuriuos mes kažkaip bandom užčiuopti, žinai. Iš visų kalbėjimo apskritai ir iš visų publikacijų yra daug pokalbio apie praradimą ir ką kalbėjo apie Kostos dokumentiką. Aišku, Ieva, tu ir pati labai reflektuoji toje dokumentikoje ir tai, ką ir tau reiškia iš esmės kalbėtis prieš kurį laiką su žmogum ir po to sužinoti, kad jis žuvo kare, bet taip pat ir kitų žmonių gedulą. Benai, ir tu esi dalinęsis. Ja, bet čia gal net paklausiu, iš tiesų, Ieva, tavęs irgi niekad neklausiu, žinai, nes mes, kai tu kaip ir pergyveni irgi tą liūdėsi kartu su to netektim, ar ne? Bet mes kaip esam tas toksai, nežinau, ar tau nebūna to su konflikto galvoje, mes kaip ir renkamės būti tame liūdėsyje ir mes kaip ir esam tie iš šono žmonės, bet taip pat tu irgi pergyveni visą tai, ką jie pergyvena, bet tu pasirinki būtame, vietoj to, kad tu esi priverstas būtame ar ne, tu priverstas būtame kare, ar tai tavo tikrai artimas žmogus, kuris žuvo ir panašiai, tai nežinau, ar tu apie tai pagalvoji, ar ne? Tai aišku pagalvoju, bet man atrodo, kad čia yra tas, žinai,
taip, mes dirbam savo darbą, mes esam profesionalai, mes darom tai, ką turim daryti. Bet lygiai taip pat mes nesam mašinos, kurios nieko nejaučia ir dirba tik su sausais faktais ir, nežinau, neturi jokio ryšio. Ypač jeigu tai yra tam tikro dokumentinio tipo istorija. Ir aš tai visada galvoju, žinai, apie tai, kad taip mes savo darbą atliekam profesionaliai, plus, man atrodo, mes kai dirbam, mes net iki galo nesuvokiam, su kokia mes šią medžiagą iš tikro dirbam. Nes kai tu, tarkim, pasišneki su savo draugais, kurie visiškai nėra žurnalistikos lauke, ten mano viena artimiausių draugų, jinai dirba kultūros meno lauke, šiaip labai jautri mergina, bet sako, eina savo, aš savim pasišneku ir man liūdna tada pasidaro, kaip tu čia gali dirbti šitą darbą. Bet mes galim jį dirbti, mes tam tikrą prasme esam pripratę, mes turim įrankius, tai yra mūsų darbas, bet tuo pat metu aš tai kažkaip, nežinau, niekada nebandau čia savęs vaizduoti kaip, nežinau, žmogaus, kuris dirba vien su sausais faktais. Man šiaip rūpi tai, ką aš darau. Ir, žinai, vat irgi, Benai, aš tavęs tarsi atgal noriu paklausti, nes tu turi daug ilgesnę patirtį, tarkim, dirbant Ukrainoje ir važiuojant į karą, ir tu man sykį esi pasakęs, kad tu stengiasi neprisirišti prie tų žmonių, ne, su kuriais tu būni. Tai gal irgi gali daugiau paplėtot, kokios, žinai, nežinau, tam tikrą prasme čia ir yra strategijos, ar ne, dirbant su sudėtingom tokiom temom. Jo, stengiasi išlaikyti tą kažkokį, jausti empatiją, nes jeigu nejausi empatijos, tai ką ten darai, bet tuo pačiu ir ne perimti to skausmo galbūt kitų žmonių, ne per daug susidraugauti, jo, nes tada tampa asmeniška, nors anksčiau ir vėliau ir taip tampa asmeniška, bet jo, ta kažkokį šaltą atstumą vis tiek bandai, kai sakai, kad nebūtų sausas faktas, sausi skaičiai, bet pajusti tą kažkokią vis tiek distanciją tarp savęs ir to, ką tu matai, nes, tu vis tiek nesi jie, žinai. Ja. Aš tai manau, taip labai atvirai, tai man iš tikrųjų po 3 metų važiavimo į Ukrainą ir turbūt tas jausmas jis gal vystėsi nuo pat pradžių, bet mane labai nervina to mūsų darbo toks heroizavimas, kurį aš šiaip tai labai dažnai jaučiu kiek Ukrainoje, kiek Lietuvoje, bet panašiai kaip tu sakėjai apie savo draugę. Ir aš noriu jo išvengti labai kažkaip tai ir labai noriu atvirai iš karto sakyti, kad tai, to heroizmo čia ir netgi altruizmo nėra čia taip jau daug. Tame mūsų darbe yra labai daug ir egoizmo, labai daug savų poreikių patenkinimo. Ir tam gal prireikia laiko, kad apie tai kalbėti taip atvirai ir drąsiai aš galėčiau, nes atrodo, kad tarsi čia turėčiau aš gėdytis, kad aš tai darau ir dėl savęs, bet iš tikrųjų tame yra tikrai labai daug dalykų, kurie mane patį užpildo. Ir tai jokių būdų nepaneigia ir tą, kad Benas sakai apie empatiją ir viskas, aš esu labai jautrus žmogus, kuris turi labai daug empatijos, man atrodo, kuriam rūpi socialinės temas, kuriam rūpi šiaip apskritai, į kurią pusę atrodo juda mūsų pasaulis ir dabar aš turiu labai daug nihilizmo, labai daug nusivylimų, atrodo, ne atskirais kažkokiais lyderiais žmonėm ar tame, kad pasaulyje yra blogai, bet apskritai tiesiog tame, kad pasaulis nesusitvarko. Turiu labai daug, kalbant apie Ukrainą, taip pat galima kalbėti ir apie Sakartvelą, galima kalbėti apie kitas šalis, turiu labai daug neteisybės jausmo ir nusivylimo demokratiniam sistemom, man atrodo. Todėl, kad jos yra nepajėgios kovoti prieš vertikalų autoritarinį aparatą. Ir nepanašu, kad tas pasikeis. Tai, nepanašu, kad atsiras toks susitarimas, kad davai mes kiekvieną sprendimą nenešam po 10 susitarimų, kol mes kažką nusprendžiam, bet reaguojam greitai, nes reikia greitos reakcijos. Ar gali praplėst, kaip užpildo, ką šiek tiek buvai pačioje pradžioje norėjos, kad šiek tiek praplėstum, kaip užpildo važiavimas į Ukrainą? Man apskritai, aš matau ir tokį kismą Lietuvos žiniasklaidoje, man atrodo, anksčiau buvo daugiau to,
ir mūsų gal čia ir tokia, galima sakyti, karo žurnalistikos ir pradžia kažkokios, arba važiavimo į konfliktinės zonas pradžia, bet aš anksčiau daugiau matydavau to, o aš nuvažiavau ten, aš kalbu apie tai. Tada, aišku, kyla klausimas, kad tu gali ten ir nevažiuoti, o žmonės, kurie ten yra, tai jie patiria tai ir jie negali išvažiuoti, gali išvažiuoti, žinoma, bet iš esmės daug žmonių tai patiria ir turi su tuo susitaikyti ir jie yra iš esmės tie žmonės ir herojai ir tie žmonės, apie kuriuos reikia kalbėti. Ir jie patys už save gali kalbėti, ką ir labai sėkmingai daro ukrainiečių, ten žiniasklaida, savanoriai, visas, sakykime, saviorganizacijos, tas grassrootinis, žodžiu, laukas. Tai. Taip, ir dabar atrodo daug daugiau, aš matau tokį kokybinį turbūt pokytį žiniasklaidoje apie tai, kad visgi mes esam matyt mediumas atnešti į Lietuvą, šiuo konkrečiu atveju, jūs esat mediumas atnešti į Lietuvą tas istorijas, bet ką tu šiek tiek užsiminėjai ir apie tą asmeninės priežastis, gal galėtum šiek tiek praplėsti, kaip tu matai, kad tave tai užpildo? Na, aš tai apie save asmeniškai galėčiau šnekėti ir man yra darbas karo sąlygom, darbas Ukrainoje yra tarsi tos sąlygos, kur aš save galiu išreikšti labiausiai. Ir aš tą puikiai suprantu, kad tai yra tas chaosas, tas ne vien karo chaosas, bet tai chaosas yra tai, kur aš gaudausi geriausiai. Tiesiog čia iš mano asmeninės istorijos po 15 metų kelionių yra chaosas tai, su kuo aš draugauju. Tai, kad iš to darbo aš ne vien, pavyzdžiui, jaučiu, kad aš jį galiu daryti gerai, bet aš dar jaučiu, kad jisai dar yra ir naudingas. Tai man tai irgi duoda pasitenkinimo jausmą. Iš tikrųjų. Kitas dalykas, aš esu visiškas adrenalino dženkis ir jeigu aš kartą per metus nenuvažiuoju į kažkokią pavojingesnę vietą pakutenti savo nervų, tai aš tada visiškai užgestu ir man labai sunku surasti įkvėpimo paprastiems dalykams pasaulio aplink mane. Tai čia yra asmeniškai kalbant apie mane. Apie tai, ką užpildo. Čia nėra apie tai, čia ne apie... Ta prasme, kaip ir sakiau, kad tikrai aš esu ir labai jautrus, turiu empatijos ir visi to dalykai, bet yra ir tai, ką važiavimas į Ukrainą duoda man asmeniškai, ir tai yra šitie dalykai. Tai aš gal papildyčiau, Denį, aš, pavyzdžiui, kai kalbu su studentais, kur tenka padėsit, siūlau pažiūrėti 2 filmai ir jie šiek tiek apibūdina skirtingų spektrų pusėse, apie ką tu šnekėjai. Vienoj pusėje mes turim war photographer, apie vieną šiaip geriausių fotografų, fotožurnalistų Nechtvėjų, kur ten yra toksai susirūpinęs viso pasaulio, žodžiu, negandas nešantis savo pečių, žodžiu, toks visiškai, nežinau, apie save negalvoja, toks tik, žinai, pasaulietis, žinai, nori padaryti pasaulį geresnį ir, žinai, net klišė tą give voice to the voiceless, ne? Tada kito to spektro dalis yra su Depu Ramdairais, kur jie tiesiog ten geria, tūsina, nesąmonės veikia, adventure, tas visas toksai, bet galiausiai jie ten padaro tyriamosios žurnalistikos darbą, ten blogiukus, žodžiu, hold accountable, ne, tas blogiukus. Tai turbūt dirbant jau 10 metų bendrai žiniasklaidai, visi mes turbūt matėm visų įvairiausių žmonių, kolegų, kurie išsimėto per visą šitą spektrą, kur tikrai yra tokie, kur jie daugiau nieko nenori, jie gyvena labai tokį minimalistinį gyvenimą, šeimų nesukuria ir viską, ką jie daro, jie bent jau taip argumentuoja, kad būtent atskleis kažkokias blogybės, jie dedikuoja save darbą ir tai dažnai yra idealizuojama ir aš manau, jie patys ne visada savo yra atviri, dėl ko jie tikrai tą daro, nes iš kitos pusės ir aš tikrai susitikę žmonių, kur yra tik nuotykis, nes tai yra tikrai labai įdomus, gali būti smagus gyvenimo būdas, tu save įprasmini, kodėl tu keliesi kiekvieną dieną, ne, bet tuo pačiu yra smagu, tu ten važiuoji, keliauji, visokias adrenalino kupini įvykiai ir panašiai. Bet aš irgi savo tą klausimą daug bandžiau atsakyti ir kaip aš radau atsakymą, tai galiausiai tai turi duoti prasmę tau. Jeigu tau duoda prasme daryti dokumentiką apie Kostę, galbūt įkontekstinti savo skausmą, savo klausimų kažkokią sakyti, bandyti duoti veidą tai tragedijai ir visa kita, gerai. Jeigu tau duoda prasme važiuoti tiesiog, kad gauti šiek tiek to adrenalino, pasijausti tiesiog, kad tave, kaip tu minėjai, kad tu liktum, kad galėtum būti empatiškas, kad galėtum, žodžiu, daryti, ką tu nori daryti, tu turi suktis tame chaose, nes tai yra tavo, žodžiu, gyvenimas toksai, ar ne, ir tu ten gali save skleisti ir per tą padaryti kažką dar gero. Super, ar ne, tai mes irgi neturėtume nei heroizuoti, nei kažkaip save plakti, tu tiesiog tame spektre, manau, atrandi save ir tai galbūt netgi daugeliu darbų tas galėtų būti taikoma, nežinau, tie patys NVO, humanitariniai darbuotojai ir panašiai. Aš tai dar papildyčiau galbūt su to, kad apie tą spektrą, kad ne tai, kad galbūt yra
žmonių, žurnalistų, kurie taip ir išlieka vienoj to spektro vietoj. Aš jaučiuosi, kad aš visada keliauju to spektro iš kraštinės iki kraštinės. Ir netgi per vieną kelionę į Ukrainą, tai vieną dieną, tai tu, wow, kaip čia, nežinau, tu jautiesi, vat, kad padedi, jautiesi, kad tu darai kažką svarbaus, kažką komunikuoji, kitą dieną tu gali jaustis visiškai adventure ir jo ten, nežinau, tau pasiūlo, praeitą kartą pasiūlė tą Hammerį pavažinėti fronto liniją, tai kaip adventure paimi ir varinėjai ten su to Hammeriu ir tas irgi vienoj patirti yra ir tas susimaišo ir tai yra iš tikrųjų netgi toks constant work su savim, kad netgi atrasti ir kažkaip tai užsirūtinti save tam spektrą, kad jau netgi leisti savo pakeliauti po skirtingus to spektro kraštinės, taip sakant, bet tuo pat metu vis tiek atrodo tarsi ieškai ir savo vietos tame, vis tiek bandai visada atsakyti savo klausimą, ką ir kodėl tu darai ir čia. Ir ant kiek to reikia tau, ant kiek to reikia kitiems, vis tiek šitie klausimai, jie tarsi visą laiką, tu juos visada išgyveni tarsi. Ja. Prie to dar prisideda, žinai, tame pačiame kare, kai sako, ar tu ten dirbi fronte, ar ne, ar tu dirbi pafrontai. Tai net ten tada prasideda, ar tu esi riziką prisiemantis žmogus, ar ne, nes ar tu norėsi lysti pačias karščiausius taškus ir fotografuoti, kaip, žodžiu, bičas šaudo iš automato. Gal tau tai suteiks prasmę, kitam žmogui, man iš tiesų irgi, man tai nelabai prasmę suteikia. Ir tu kaip tik, kai mes darėm tą parodą, ten pervargusio mediko veidas, kur iš viso labai toli nuo fronto, aš sakau, Deni, čia karas. Man čia yra labiau karas, negu bičas šaudantis automatu, tam tikrą prasme. Žinoma, negali rodyti nei tik vieno, nei tik kito, bet netgi tame pačiame, kas yra karas, ypač kas yra karas Ukrainoje, ką ir kalbėjai tu, Ieva, ar ne, tai yra milijonas skirtingų atspalvių, skirtingų žmonių patyrimų ir tų veidų. Ir tavo pasirinkimas tada į ką nori labiau kreipdėmėsi. Aš dar tiesiog irgi galvoju apie tą, žinai, kur ieškai, nežinau, kažkokios prasmės ir kas tau svarbu ir panašiai. Aš dar galvoju apie tai, kad, pavyzdžiui, mano atveju dar yra taip, kad, nežinau, yra daug to, tu pokalbio pradžioje sakei, kad būsi dūmeris, ne, šito pokalbio, tai kartais būna, tu tikrai jautiesi, kad viskas žiauriai tamsu aplinkui ir tada ką tu su to darai. Tai nežinau, mano atveju tai virsta į kažkokį labai konstruktyvų pyktį, kurį tu nukreipi tam tikrą linkme. Ir tada tavo būdas pasitelkti konstruktyvų pyktį, ar ne, jį nukreip, pavyzdžiui, istorijas, kurias tu darai. Tai aš kažkaip irgi dar visai apie šitą pagalvoju, žinai, kad kai, nežinau, mes visi žmonės turim kažkokių skirtingų priemonių, kaip mes elgiamės su tuo pasaulio aplink mus, kaip mes pergyvenam visą tą tamsą ir panašiai. Nežinau, aš sakau, neretai galvoju būtent apie tą konstruktyvumą viso pykčio, kuris šiaip yra labai toks, žinai, destruktyvus ir chaotiškas, o tu paėmė ir tu jį nukreipi kažkur labai konkrečiai ir tai gali virsti kažką gero, kalbant konkrečiai apie karą Ukrainoje ir kalbėjimą apie tai, kas vyksta. Bet aš labai gerai pasakei, nes atsimenu netgi kažkokią ten teatro režisierių, man atrodo, intervą klausiau, sako, prasidėjo karas, nežinau, ką daryti, ką daryti. Ir jisai paminėjo, norėjau, pagalvojau, gal tapti karo žurnalistu, važiuoti rodyti, kas ten vyksta. Mes jau iš karto turim tą sakymą, įvyksta kažkokia blogybė, viskas, važiuojam, darom, rodom, kad žmonės suprastų, kas vyksta, kas galbūt skiria mus nuo kai kurių visuomenės dalių, galbūt, kad mes toliau tame ir liekame, ar ne? Net galbūt skiriamės nuo tam tikrų žurnalistų, kurie šokinėja nuo vieno excitemento į kitą, ar ne? Mums tai yra svarbu, mes jaučiam tą pyktį ir mes toliau su to dirbame, tą rodame. Jo, labai, labai iš tikrųjų džiaugiuosi, kad mes tą pykčio klausimą iš tikrųjų iškėlėm, nes aš labai čia sutinku su Ieva, kad labai daug to tiesiog neišreikšto pykčio viduje, netgi dėl kažkokių visai kitų nesu karo nesusijusių dalykų, bet tiesiog natūralaus pykčio, tiesiog išgyvenimo konfliktų su kažkokiais žmonėm, darbas kare, jisai ne tik padeda tą nukreipti ir dirbti su savo negatyviom emocijom, bet jas ir kažkaip tai atsekti, jas atsekti, duoti jiems kažkokį išėjimą ir tas konstruktyvus pyktis. Tai aš ne kartą esu save pagavęs dirbdamas Ukrainoje, kad tas pyktis, kurį aš jaučiu, pavyzdžiui, ant rusų kariuomenės, kurie, nežinau, tiesiog kalbėdamas su žmonėms, suprasdamas jų kančias, jisai irgi man padeda dirbti su savo pykčiu ir nukreipti vietoj to, kad kažkokius savo triggerius arba frustrationus
kreipti į, nežinau, į artimus žmonės ar dar kažką. Tam laikotarpiu, kai aš dirbu su Ukraina, labai daug negatyvo eina ant rusų iš tikrųjų. Ne, ir tu turi tą įrankį, ar ne, tą žurnalistiką, tą fiksavimą kažkokį, ką daryti su konstruktyviais tais dalykais, jo. Kokios dilemos apskritai kyla perduodant tai, ką matot, ant popieriaus užrašant ar įgarsinant, po to perduodant? Aš gal iškart galiu pasakyti, kad ta dilema yra iš tiesų, bent jau man galvoje, tai kiek iš tiesų yra svarbu, ką mes darom, kiek tai yra naudinga, kiek tai iš viso kažką keičia, daro, nežinau. Ir priklausant turbūt, ar tą dieną jaučiuosi labiau dūmeris ar ne, nuo to ir keičiasi tas atsakymas, nes nieko, man gal vieno žmogaus patiko paaiškinimas, kad jeigu mes esam tiesiog lašelis, ne, va mes 3 lašeliai čia sėdim toje jūroje, bet jeigu aš ten nereportuočiau, tu nedarytum nieko, tu nedarytum, nu, niekas kaip ir nepasikeistų, bet jeigu visi nustotume daryti, tada turėtume Eritrėją, Šiaurės Koreją, tą pačią jau dabar kuo toliau, to labiau Rusiją, kur niekas iš ten neišeina, jokia informacija, tada jau blogai. Tai, žodžiu, tas įprasminimo klausimas turbūt svarbus ir ta dilema jo yra, nu, kiek iš tiesų yra svarbu, kiek tai reikia toliau daryti ir kokią formą. Aš gal tiesiog pratęsiu Beno mintį, nes ne kartą esam turėję pokalbį šitą temą, bet man, pavyzdžiui, kažkaip su Ukraina, man čia net, nekyla klausimų. Man atrodo, kad reikia kalbėti su ukrainiečiais, kalbėti apie tai, kas ten vyksta. Nesvarbu, kad žmonės gal tiek nebeskaito, ar jiems ten tiek neįdomu. Denis pokalbį irgi pradžioje užsiminė apie tą pareigą tokią. Ir man kažkaip, galvojant apie Ukrainą, blemba, kažkaip atrodo, kad o kaip tu gali nekalbėti? Ir toks, nežinau, kažkaip aš suprantu, kad mažėja to dėmesio ir panašiai, bet reikia kalbėti. Ir vat, nežinau, klaustum kodėl, man atrodo tiesiog reikia. Aš tik kažkaip, nežinau, man tokia, net kažkaip sunku suformuluoti, ką aš čia tiksliai noriu pasakyti, bet aš tiesiog niekada kažkaip nekvestionavau to, ar reikia kalbėti, ar nereikia. Man atrodo, kad apie Ukrainą tikrai reikia kalbėti, nepaisant to, kad to dėmesio mažėja. Ir toks, žinai, kartais būna ir pats, nežinau, bet mes, tarkim, kai šitie užsienio redaktoriai, mes tikrai dirbam su daugybė skirtingų temų ir būna, kad tu, nežinau, ryte kalbė apie vieną, po pietų apie kitą, tai tarsi tas tavo laukas, tavo galvoje turi tokią gan didelę amplitudę, žinai, apimti skirtingų konfliktų, karų, kažkokių politinių procesų, bet bent jau mano galvoje Ukraina kažkaip niekada nedingo iš to spektro, kad jinai turi būti ten, kad tu turi apie tai kalbėti. Tai kažkaip, nežinau, man kažkaip šitas neblanksta, net jei ir praėjo kiek čia jau daug laiko. Man tai sunkiausia galbūt yra temų pasirinkimo klausimas ir labiausiai dėl to, kad yra temos, kurios kaip ir buvo tokios tarsi nepaliestos per daug, tai tokios jos ir lieka, nes jos gali pakenkti Ukrainai. Bet ir tas buvo labai aišku karo pradžioj, bet po 3 metų jos taip ir liko tarsi tokios nelabai paliestos ir Ukrainos viduje jos jau sudaro didelius konfliktus. Tai pavyzdžiui, mobilizacijos tema, korupcijos tema, tai yra, apie tai šnekama mažai, bet dėl to, kad apie tai nėra šnekama, tas nepadeda, nes viduje Ukrainos tai yra didžiulės problemos, tai yra didžiulis konfliktas tarp valdančiųjų ir tarp paprastų žmonių. Ir tas tarsi niekur ir neina, tas tarsi toks, kaip nutilėti kažkokie dalykai asmeniniam konflikte, ne, tarp žmonių. Tai tas pats vyksta visuomenės lygmenį ir tas ten ir lieka. Ir man norisi apie tai šnekėti. Praeitą kartą aš bandžiau netgi apie tai rašyti, net bandžiau kalbėti su žmonėms, supratau, kad tas niekur neina. Ieškodamas kontaktų tarp vietinių žurnalistų, fotografų, aš tiesiog sakiau, kad aš visai norėčiau apie tai parašyti, pavyzdžiui, apie mobilizacijos situaciją. Ir man tiesiai sakė, prašau, nedaryk to. Bet čia konkrečiai kalbė apie vengimą kariuomenės, taip? Apskritai, ne vien vengimą kariuomenės, bet ir tai, kad tą sprendimą, kurį siūlo Zelenskis ir jo komanda, visuomenė jisai netinka. Jie jo nepriema, jie nori kitokio sprendimo ir dėl to, ta prasme, pasitikėjimas
valdančiaisiais kryto žiauriai per paskutinius metus 2. Ir jisai tik tai dar labiau krenta ir to palaikymo, tas veda prie to, kad kas karo pradžioj buvo toks unity, toks bendrybė, ane, ukrainiečių. Tai to lieka vis mažiau ir ten vis daugiau konfliktų toj vietoje atsiranda. Ir tai yra, tikra situacija. Tas pats Ukraina vis dar turi labai daug neišspręstų dalykų, kurios sunku išspręsti karo eigoje, bet jie turi būti sprendžiami. Ir man kaip žurnalistui, pavyzdžiui, kalbant apie tą pačią pareigą, aš ten važiuoju dėl ukrainiečių, dėl žmonių. Tikrai ne dėl politikų, aš važiuoju ten dėl žmonių, man norisi pasakoti apie juos, bet aš jaučiu, kad tas, vėlgi, kaip žurnalistui darosi vis sunkiau. Todėl, kad yra tokie tos temos, kurios tarsi jau įeina ir į kitas temas. Ir apie kurias, jeigu kalbėti, tai reikia kalbėti daug, tiesiog kažkaip jas paliesti, tiesiog per porą sakinių, per porą žodžių jau nebeužtenka, nes tas iš tikrųjų aštru ir tą aštrumą tu jauti būdamas ten. Bet jos vis dar nėra išnešamos pakankamai. Bet čia apskritai, man atrodo, labai įdomu palietė dalyką, bendrai galvojant, žinai, apie naratyvus, kurie, pavyzdžiui, pasiekia mus, čia būnant Lietuvoje. Zelenskis vis dar herojus. Jo, ir žinai, ir kokie yra naratyvai Ukrainos viduj. Ir kai tu matai, skaitai jų žiniasklaidą, kokias jie temas aptarinėja, būtent dėl korupcijos, ten Zelenskio tam tikrų dalykų, tu supranti, kad mes tam tikrą prasme gyvenam tokiam informacijos vakume, kur yra tarsi vienos temos, kurias mes skaitom, apie kurias kalbam, ir tada kitos temos, kur, žinai, čia ukrainiečių kažkas. Vidiniai klausimai. Bet žinai, bet tada irgi tai ką, žinai, mes tam tikrą prasme irgi, ar mes gaunamės to, nežinau, tokio tarsi herojiškumo, nežinau, nešėjais ir kad nieko blogo, nieko kritiško tarsi negalima pasakyti. Ir tas šiaip labai įdomu, Deni, ką paminėjai, tikrai, skaitant Ukraino žiniasklaidą pastaruosius metus, gal virš metų, ne, toksai, kur tokio tikrai yra labai daug kritiško žodžio, kur mes tarsi Lietuvoje visai dar kitame burbule gyvenam, arba yra kažkoks suvokimas, kad žinai, tai ten ne apie tą čia mums reikia kalbėti, čia, žinai, karas vyksta, čia ne dabar. Ir tas, vis tiek kaupėsi visa šitas kalnas, jis didėja. Tai aš apie šitą irgi norėčiau pasakyti, kad gerą frazę buvau girdėjęs. Optimizmas iš inersijos. Čia buvo pasakytas vienas Michael Kaufman, berods analitikas iš Amerikos, kur sako, vakaruose dar vyrauja optimizmas iš inersijos, labai ką apibūdina, ką ir tu važnekėjai, Ieva ir Denė, ar ne? Nors sako, jūs tiesiog paskaitykit diskursas, kuris vyksta Ukrainos viduje, jisai labai sveikas. Tai yra geras ženklas, kad pačioje Ukrainoje tas taip yra plačiai aptariamas ir iš tiesų paskutinį kartą, kai buvau Ukrainoje, aš ir jaučiau didesnę prasmę iš tiesų kalbėti ne tik apie tai, kas vyksta fronte, bet tikrai nemažai laiko skiriu ir būtent aptarimas tų skaudulių, dezertiravimo, mobilizacijos problemų, vyrų gaudimo gatvės ir panašiai, kurie iš tiesų žiauriai didelį suskaldymą kelia visuomeniai. Ir buvo įmanoma apie juos kalbėti labai netgi atvirai ir tas mane maloniai nustebino, kas galbūt įdomu buvo stebėti į reakcijas Lietuvoje tos tekstus, ką aš mačiau bent jau stebint, kad jie buvo labai skaitomi. LRT, pavyzdžiui, formatu, mano tekstai iš fronto, kurie irgi buvo, nežinau, ar geresni ar blogesni, bet tebūnė, sakykime, čia yra karas, čia yra, sakykime, svarbu, visiškai dėmesio beveik nulis buvo. Bet tie, kur buvo apie tos skaudulius Ukrainos kalbėti, jie susilaukė didelio to skaitomumo ir žiūrint, stebint komentarus ir bendrai kalbant apie srautą, buvo aišku, kad jie gavo susidomėjimo labiau iš tos antiukrainietiškos stovyklos pusės ir su visokiais komentarais, kaip, pagaliau ir LRT žurnaliūgos kalba tiesą, ar ne, nes ką mes žinom iš tų visų studijų, kad žiniasklaida labai retai gali keisti nuomonės, dažniausiai tik gali patvirtinti tavo įsitikinimus. Tai jeigu tu kalbė apie skaudulius vos negavosi, aš čia iš požiūrio, čia galbūt net ne pilnai taip ir buvo, bet tiesiog atrodė, kad tiesiog praradai visuomenės dalį, kur yra labai ta optimizmas iš inersijos, bet tada tavo auditorija tapo tie, kurie sako, visą laiką sakiau, kad ten Ukraina tik korupcija ir nereikia jų remti. Tai ir tada klausimas, kaip kalbėti, ir čia to Ukraino klausimas, kaip kalbėti apie skaudulius,
bet neperinant tą, kad tai čia viskas blogai, nieko rimti nereikia, čia iš viso rusai buvo teisūs, ar ne? Nu, toksai tas balansas Tokie išlaikyti. kraštutinumai, atrodo, arba taip, žinai. O yra visai, nes čia karas. Nes yra dar ta ir kita pusė, kad jeigu kalbėsi apie problemas, tai reiškia, tu jau kažkoks įtartinas esi. O, kas be ko. Tu, nežinau, antivalstybininkas, tu prorusiškas, tu... Bet geras ženklas ir Lietuvos demokratijos yra, kad mes dirbam netgi visuomeniniam transliuotojui, ar esant jūs, tarkim, Naroje, ar ne, jūs galit kalbėti apie skaudulius, problemas, galbūt jo gausim piktų komentarų, kad jis ten tokie ir anokie, bet nei mus užcenzuruos, nei mes ten turėsim slėptis, bijoti gatvėje eiti, tai tiesiog bus normali darbo dalis. Tai aš manau irgi yra geras ženklas, kad mes turėtume ne savicenzūrą neužsiimti, kad pasirinkti apie tai nešnekėti. Ir čia tada, aišku, atsiranda labai tokie jau kitos probleminės temos, kaip Izraelis, Gaza ir panašiai, kur Lietuvoje yra daug sunkiau kalbėti turbūt apie tą konfliktą, karą, negu kalbėti kritiškai apie Ukrainą. Kaip rasti balansą, kalbant šitom temom ir netapti iš tikrųjų įrankių propagandai sklisti, iš kitos pusės, konstruktyviai kalbėti ir kalbėti apie problemas, norint gero, norint pokyčio, atliepiant iš esmės tai, kas yra šiuo metu. Mes labai daug matėm to tokio patriotinio kalbėjimo iš pat pradžių. Va, tai čia pabrėžčiau turbūt, kad aš ir esu ir atsimenu radijo eterį sakęs, kad reikia suprasti, kad žurnalistai nėra taip, kad paėmė ir pakeitė plokštelę. Čia kalbėjom tik apie patriotiškumą, dabar visuomenė nebeįdomu patriotiškumas, nesidomi frontą, tai keičiam plokštelę, dabar kalbam tik apie problemas, kai viskas blogai. Ne, svarbu tiesiog objektyviai atspindėti, ką matai savo akim ir turbūt iš to atsiranda ta prasme būt toje vietoje, kur kažkas vyksta, nes tu tada realiai gali matyti tą situaciją ir ją pateikti, kuo įmanoma, aš nenoriu naudoti žodžių neutraliai, objektyviai, tiesiog profesionaliai, normaliai pažiūrėkit, va kas vyksta, ne? Jūs tada jau spręskit, spalvinkit kaip norit, ar ne, bet tiesiog aš esu čia, ką matau, kas vyksta. Čia, manau, tas kertinis ir toks pamatinis dalykas, ką mes turim ir galim daryti. Jo, man atrodo, tiesiog mano pirma mintis buvo tas, žinai, kaip sako, stick to the facts. Tiesiog, yra faktas, tu apie jį kalbi. Tokio, žinai, tiesiog atlieki savo darbą ir, laikaisi tų faktų. Nes, man atrodo, tokiose sudėtingose temose, kur gali būti daugybė skirtingų naratyvų ar būdų pasinaudoti tam tikrą informaciją, man atrodo tiesiog svarbu išlikti profesionaliam, teisingam ir laikytis, kalbėti apie tuos faktus, kuriuos tu matai, o kažkokias, nežinau, interpretacijas, kaip ir Benas sakė, tada, nežinau, palieki kitiems, ar ne? Bet klausimas yra tas, kad, pavyzdžiui, kas labiau iš tiesų palies žmogų, jeigu tavo tikslas yra, susikonektinti su auditorija, pertikti kažkokią tą liūdėsi, pykti, ką tu pasmatėjai, jautėjai, ką žmonės jautė tau, tai ar tai bus sausas faktas, kad mes turim naujienų agentūras, mes turim tebūnė ten tavo radijo ir pranešimai mano ten portale, bet jis dažniausiai bus, ką mes ir kalbam, pateikdamas be kažkokių spalvų. Ar bus Denio, pavyzdžiui, tekstai Naroje, kurie yra labai išsamus, labai jautrus, ir aš ką esu girdėjęs, kad iš kai kurių žmonių, kur ne žurnalistų, kad paskaičiau Denio tekstą ten, tarkime, apie Černyvą, pajaučiau, supratau. Tai irgi klausimas, kaip ir savo patys prieštaraujam dabar, kokia ta strategija yra teisingesnė. Aš tai manau, kad čia yra labai auditorijos klausimas. Aš tą patį girdėjau ir visiškai atvirkščiai, kad Deni, tu pas tave faini tekstai labai gyvus, bet kartais aš noriu tiesiog naujienų. Aš noriu sužinoti, kas vyksta, aš nenoriu ten per daug lysę, aš noriu va tokio suvokti, kas ten vyksta, kas ten įvyko. Ir aš einu į LRT ir tiesiog pasižiūriu, kas įvyko per paskutinę savaitę, pereinu vos ne per antrastes. Tai čia yra labai apie ką mes čia kalbam, čia yra labai didelis, man atrodo, auditorijos klausimas ir netgi auditorijos nesinori naudoti žodžių išprusimas, bet kažkokį aktyvumas, patys suprastų, ko raštingumas, suvokimas, kad mūsų darbas, mano darbas yra, kaip aš jį matau, yra dokumentuoti. Yra dokumentuoti, neįtakoti, o dokumentuoti, pasakoti istorijas, galbūt leisti per savo tas šiek tiek jautresnę prizmę, leisti savo jas kitaip paprašyti, bet tai yra dokumentacija. Ir tai karas vyksta 3 metus. Ir dokumentuoti tai, kas vyko prieš 3 metus ir dokumentuoti tai, iki kur tai ir vyksta dabar, yra skirtingi dalykai, skirtingos emocijos ir kalbėti taip pat patriotiškai, optimistiškai dabar apie
tiesiog neišeina, nes tu matai nuovargį, tu matai nuovargį, didžiausiai, man tai pirmas žodis, jeigu manęs klausia, kaip laikosi Ukraina, ukrainiečiai, jie pavargo. Nuovargis yra pirmas dalykas, kuris ateina man į galvą. Kitas dalykas yra, netgi karas prasidės, kas bus toliau ten, čia aišku visiškai kita tema, bet psichologiniai to karo efektai, kurie jausis dar labai ilgai, kurie jaučiasi dabar, kurie susimaišo su to pačiu nuovargiu. Tai yra tai, kas vyksta dabar. Ir kalbėti apie tai kitaip yra sunku. Ieškoti istorijų, kaip žmonės pereina per tą nuovargį. Čia yra kitas dalykas, man tas yra labai įdomu, man atrodo, tai istorijos, kurias galėtų gal inspiruoti, kažkaip padėti. Tai kažkaip taip. Aš galbūt irgi pridėčiau prie to, apie tą, koks dabar tas, atmosfera. Tai atsimenu irgi praeitų metų gale kažkaip šnekėjom ten su bičiuliais, draugais, kur ten ukrainiečiai ir neukrainiečiai buvo. Ir sako, ten kažkaip pardavinėja liktais kažkokias ten apie ukrainiešką produktuvę šnekėjom ir ten kažkaip, o ten sako, irgi vėl bus prašinėta visokia slava Ukrainai, ten panašiai. Ne, sako, čia nebus 22 vaibo, kad čia 22 vaibas. Ar ne, kaip buvo tiesiog visur tie šūkiai, sloganai, patriotizmo toks, visur ten kiekviena popso daina turėjo kažkokią ukrainietišką prieską, nes tai ėjo, Jau čia muzika iš viso dar kitą temą paliekus, kad tokį vaibą bandyti išlaikyti 22 pabaigoje buvo keista ir netgi vienas bičiulis manęs paklausė, sako, kada paskutinį girdėjai Slava Ukraini fronte? Galvoju, blemba, senokai. Tai va tas nuovargis, manau, tai ir lemia. Bet kitaip ir negalėtų būti. Ne. Čia, taip bandai įsivaizduoti, kiek tu žmogus gali gyventi tame nuolatinėme patriotizme, tame nuolatinėme tokiame pasiryžime gal ir gali gyventi, bet turiuomenį tas, patosas tam tikrą prasme, jis turi galiojimo laiką. Čia toks, nežinau, čia kaip atsimenu, kai ir su Baltarusiais kalbėjom, ar ne, apie tą suspaustos spyruoklės, tą tokią būseną. Tai negali trukti amžinai ir man kažkaip tai atrodo, toks tikrai labai savaime suprantamas dalykas ir man turbūt net būtų keisčiau matyti tą tokį, perdėtą tarsi tokį patriotizmą, kai aplink visos tos aplinkybės yra sunkios, kai žūsta tiek daug žmonių, kai tu ten neturi ginklų, neturi pajėgumų, kažkaip net keista būtų visą tai matyti. Dabar ką manau, irgi įdomu, ką pamatysim dabar išvažiavę į Ukrainą, ką girdėjau jau iš kelių žmonių, kad būtent po pastarųjų įvykių naujienų tai dar prisideda prie viso to pyktis, nusivylimas ar net neapykanta Amerikai, vakarams, kad jūs mus pardavėt. Tai įdomu, kiek šito bus. Daug kalbėjom apie Lietuvą, man tokį keletas gal įsiminusių, gal ir tokių bendrų patirčių, kurias esame turėję. Nemažai keliavome su Ukrainos paroda fotografijų ir audiovizuale po Lietuvą. Daug dėmesio skiriam rusakalbiams regionams, buvome Visagine, buvome Švenčionyse. Ir man kažkaip tokia bendra gal patirtis kartu būnant ir su jumis. Ir mes susitikdavom ir su moksleiviais tenais ir aišku, šitie miestai, kai kurie iš jų irgi, jie yra pasienyje su Baltarusija, pavyzdžiui, Švenčionys ir kiti. Ir aš galvoju labai, jau šiek tiek mes irgi buvom palietę tą tokį dar vieną, tas šalutinis karo poveikis, yra tas psichologinis karo poveikis. Man pačiai buvo labai įdomu ir gal kažkaip net ir šiurpu turiu pasakyti, suprasti, kai tu, nežinau, kalbėsi su penktoku, kuris žiauriai gerai išmano visą karinę techniką ir kažkurį ten naikintuvą kažką piešia ir pasakoja tau per tavo edukaciją. Arba kai išgirsti devintoko, pavyzdžiui, kad jie su mama yra susidėję krepšį, jeigu iš esmės kažkas nutiktų ir Lietuvoje, jo mama pasienietė yra ir jie žino, kad reikia būti pasiruošusiam ir tai iš esmės apie psichologinį poveikį. Kaip jums sekasi tvarkytis grįžus į Lietuvą po to, ką matėte Ukrainoje? Šiaip negalėčiau pasakyti, kad sekasi lengvai. Aš tai visada jau dirbdamas Ukrainoje, aš jau žinau, su kuo susidursiu grįždamas į Lietuvą. Ir man grįžimas į Lietuvą visada yra sunkesnis negu darbas ten. Tarsi tai yra tas momentas, kai aš išgyvenu viską, ką ten patiriu, išgyvenu žmonių istorijas, nes kol esi ten, esi susikaupęs darbui. Darbas tave apsaugo labai nuo tų gyvų emocijų, kurios yra aplink tave.
Tu dirbi, taip, tu susijungi emociškai su žmonėm, bet tu dirbi, tu ir psichika, ir organizmas, jis tarsi sukaupia tiesiog visus resursus į tas pats spiroklės efektas, kai tu esi maksimum susikaupęs viskam, ir emociškai, ir fiziškai, ir nežinau, tiesiog susikaupęs. Va, tu kai grįžti, tas viskas atsipalaiduoja, pradedi dirbti su tekstais, klausytis įrašų, ir tu jau nesi apsaugotas nuo to. Tu esi tam nuogas ir tiesiog nebelieka resursų ir man tai būna, kad mane iš paprasto gyvenimo atjungia kokiam mėnesiu, kai aš čia atvykstu po Ukrainos. Ir dabar aš jau tiesiog žinau tos procesus, aš nežinau, bandau ieškoti terapeutą arba terapeutės. Bet ir su Benu šnekėjom, kad su terapeutais, kad išgyventi tas emocijas Lietuvoje yra labai sunku. Tarsi, nežinau, savo terapeutą aš galiu kalbėti apie kitus dalykus, bet ne apie karą, ne apie darbą, nes aš jaučiu, kad tarsi nėra tenais supratimo to, ką aš noriu išnešti. Ir tarsi tokios iš tikrųjų pagalbos žurnalistams, tiesiog galbūt aš nežinau, galbūt aš neradau, bet tvarkausi pats kaip galiu. Irgi čia nėra tas dalykas, kur galima tikėtis kažkokio artimųjų palaikymo arba artimųjų, bent jau man, artimųjų pagalbos tame, nes irgi yra tą labai sunku iškomunikuoti ir tiesiog tas taikaus ir karo pasaulio susikirtimas, jis yra antiek sunkus ir nesiderinantis. Ir kai grįžti iš karo į taiką, tai tie dalykai tiesiog nedera. Tie visi gyvenimai aplinkui, žmonių rutinos, žmonių problemas. Praeina kažkiek laiko ir tu pats eini tas problemas, į tas rutinas. Bet kai grįžti, tai tu supranti, kad jos net tau neimponuoja. Tu negali rimtai klausytis kažkokių buitinių nusiskundimų, buitinių, nežinau, reikalavimų, problemų. Visi tie dalykai, jie antiek yra nesvarbus palyginus su to, ką tu ką tik išgyvenai, išgirdai ir kur tu buvai. Ir tai iš tikrųjų yra labai sunku. Tai aš nesakau, kad karo problemos turėtų būti svarbesnės negu taikaus žmogaus problemos. Taip neturėtų būti. Tiesiog neturėtų tai būti. Tai yra neteisinga, nes karas yra neteisinga, jo neturėtų būti iš esmės. Bet taip yra, kai tu iš ten grįžti, tai viskas, tie dalykai tarsi nesiderina. Ir tai iš tikrųjų yra labai sunku išgyventi tai su kažkuom irgi yra sunku. Ir galiausiai tu pasilieki pats savo su tom visom mintim, patyrimais ir kažkaip tai jas, nežinau, kažkaip tai viduje jas vinioji, tvarkaisi. Ir aš tiesiog bandau jas išgyventi. Aš priimu, kad procesas yra toks. Aš kaskart grįžęs, aš tarsi biški labiau esu jam pasiruošęs, nes paskutinis grįžimas man buvo pats sunkiausias iš tikrųjų. Prieš tai manęs niekada taip neištaškė kaip paskutinį kartą. Ir man netgi, aš jau dėl to grįžimo, tai dabar aš jau kaip ir noriu planuotis naują kelionę į Ukrainą, bet aš kažkaip noriu pasiruošti tam grįžimui, aš noriu grįžti ir turėti kažkokių, nežinau, kažkokių žinių, kaip su tom reiktų derintis. Ir galbūt čia iš tikrųjų yra dėl to, kad aš važiuoju kartą į metus ilgai kelionė į Ukrainą. Ir aš tiesiog labai daug patiriu. Aš kartais galvoju, kad jeigu tas taptų kažkoks dažnesnis dalykas, ten nuvažiuoti savaitį, grįžti ir tada, kažkaip tai pakombinuoti tos du pasaulius, tai tas gal būtų paprasčiau, bet kai tu ištrauki save iš vieno pasaulio, įdedi į kitą ir po to vėl grąžini į tą, tai tas, tarsi viską tiesiog išderina ir su tom nėra lengva iš tikrųjų tvarkytis. Nežinau, aš tai galvojau gal tiesiog apie tai, kokia aš bendrai esu dėkinga už žmonių ratą čia Vilniuje, nes man atrodo, kad tai labai padeda daugeliu aspektų dirbant šitoj profesijoj, kai aplink tave yra ratas žmonių, kurie dirba labai panašų darbą, kokį dirbi ir tu. Ir tikrai yra buvę, tikrai ne viena tokia diena, kur mes ten susirenkam keliese ir atrodo neužsičiaupdami ten vienas per kitą dalyjamės kažkokiom patirtim, įspūdžiais, ką darėm taip, ėjom ten. Ir man tai kažkaip labai padeda tas bendruomenės turėjimas šalia savęs žmonių,
kurie vienas kitą žiauriai gerai supranta ir kartais net be žodžių, o kartais su labai daug žodžių. Ir Vilnius atrodo mažas miestas, bet aš labai esu dėkinga jam už to žmonės, kurie tavo draugai, bičiuliai, tie, kurie yra labai panašiame lauke kaip ir tu. Ir tiesiog toks visiškai elementarus dalykas, bet dalinantis tuo, ką tu jauti, ką tu darai, yra šiek tiek lengviau praeit pro viską. Ir tai nebūtinai kalbant apie darbą sudėtingom sąlygom. Čia, man atrodo, toks universaliai labai pritaikomas dalykas. Bet man turbūt ta bendruomenė, nes, ką Denis ir minėjo, kad galbūt tikrai ne visi žmonės gali suprast, ką tu turėjo omeny, ar ką tu jauti vienu ar kitu klausimu, bet kai šalia savęs turi tų žmonių, kurie gali suprast, ką tu jauti, man atrodo, kad tada daug lengviau. Aš gal dar pridursiu, kad irgi, šiaip iš tikrųjų, kai stebiu kitus žmonės, kurie važiuoja į Ukrainą, ar tai būtų savanoriai, ar fotografai, ar žurnalistai, lengviausiai išgyvena tie, kurie priima savo herojiškumą. Jiems yra žiauriai paprasta tai pergyventi, jie grįžta tarsi po nuotykio, tarsi jie čia jau išgelbėjo viską. Ir aš juos žiūriu ir aš suprantu, oho, tau taip paprasta tai išgyventi, tiesiog vaikai save didvyrių. Aš savęs, nuo ko ir prasidėjo šitas pokalbis. Mane nervuoja visi pokalbiai apie tą didvyriškumą tų žmonių, kurie ten važiuoja. Ir aš savęs tikrai taip nematau ir man sunku iš tos pusės apie tai žiūrėti. Ir aš manau, kad nežinau, čia tiesiog yra pastebėjimas, kad jo, tie sunkiausiai išgyvena tie, kurie tarsi nemato tave heroizmų, kurie iš tikrųjų tą jaučia, tam imponuoja, jaučia tam empatiją, tai jiems yra labai sunku iš tikrųjų po to pereiti per tas visas emocinės karuselės sugrįžus. Ačiū Jums labai. Nežinau, sėkmės rytoj važiuojant, sėkmės poryt važiuojant į Ukrainą ir ačiū labai šiandien už pokalbį Jums. Ačiū tau. Dėkui. Tokia Nara tinklalaidė šiandien. Ačiū, kad esate kartu. Kviečiu užsukti į mūsų tinklalapį, kur pamatysite pašnekovų portretus, darytus fotografės Severinos Venskutės. Ten taip pat sudėjome ir nuorodų į Ievos, Beno ir Denio publikacijas iš Ukrainos. Per karo Ukrainoje metinės vasario 24-ąją 18 val. Trakuose atidarysime audiovizualią parodą Ukraina lūžio būsena. Jei norėsit pabūti kartu, užsukit. Epizodo muzikos autorius yra Martynas Gailius. Pokalbį įrašėme Start FM radijuje. Mano balsą Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos garso įrašų studijoje. Ačiū garso režisieriai Justinai Šimonytei. Už pagalbą rengiant šią tinklalaidę ačiū kolegoms Sigitai Vegytei ir Karoliui Višniauskui. Čia buvo Indrė Kiršaitė. Iki kitų susitikimų.